Top 10 naujų automobilių Lietuvoje šiais metais. Pradėsiu nuo Volkswageną. Volkswagenas. Yra, trečioji. Turbūt populiariausia bus Toyota. Taip, tai Toyota pirmoji vietoje. Toliau Lexusas. Lexuso nėra. Ko gero iš tų populiaresnių gali būti ten galbūt Škoda. 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 Škoda yra, va, antroji vieta. Tai reikia galvoti, kaip statistinis lietuvis galvoja. Porsche. Tai Porsche iš vis nėra. Ne. Audi. Audi patenka penktoji vietoje. Volvo kiba. Volvo nėra. BMW. BMW yra 8-oje vietoje. Tai tada Hyundai bus turbūt kažkurioje toj. Irgi ne. Nėra Hyundai'us. Kia. Va, Kia tai tikrai bus. Gerai, Peugeot. Ne. Nu, Honda tai tikrai nebus. O Honda. Taip, 9-oji. Cupra. Cupra labai gerai, 10-oje vietoje. Tada Fordas irgi bus kažkur. Fordo nėra. Nėra Fordo. Kas čia dar? Renault. Mazda. Jeep, ne. Šito reikia pasižiūrėti, kas važiuoja pro šalį. Seat, ne. Citroenas gali būti. Tik negi Peugeot. Nissanas bus. Nissan. Kaip aš tokį pamiršau. Dar ne? Nissanas 4-oje vietoje. Žinau kitą. Mercedes. Ne. Nėra? Come on. Perki naują automobilį, pasiskaičiuok kasko ir privalomojo vairuotojų draudimo kainą ld.lt.